Šitoje serijoje aš jums pateiksiu tiesiog straipsniukus, kurie man pasirodė įdomesni ir neįsipiešė į mano ilgesnės laidas. Jūsų pageidavimu, mėlėjai. Na, o šis straipsnis yra 24 birželio ir autorius jo yra toksai Martinas Gedesas, jau turbūt daugam girdėtas. Jisai vadinasi Melo kaina galų gale tampa nebepakeliama ir melas žlunga. Rinkimų klastojimas, kovido apgaulė, genocidas, šantažas, kyšininkavimas, prekyba žmonėmis ir išdavystė. Visa tai išlys į dienos šviesą, o pasaulis bus sukrėstas. Net ir tie, kurie žino, kas vyksta, taip pat bus sukrėsti. Šiandien yra masonų ložės įsikūrimo Londone 1717 metais metinės. Tai taip pat yra joninių diena. Be to, tai yra birželio 11 diena Julijaus kalendorijoje, kuris yra 6 mėnesio 11 diena europietiškai arba apvertus 9 mėnesio 11 diena Jungtinių valstijų stiliumi. Stebėkime, kasgi nutiks per ateinančias kelias dienas ar savaitės. Atrodo, kad rusai žino, kad artėjo kažkas didelio, o Jungtinių valstijų kariai yra paskirstyti visoje Amerikoje. Vasara žada būti tokia, kokios dar nebuvo mūsų gyvenime. Viskas yra susiję, o piliečių žvalgai daugelį metų atskleidinėjo nusikaltimus ir jungia taškus tarp jų. Tai mums pasako tai, ką karinės žvalgybos darbuotojai žinojo jau dešimtmečiais. Mes buvome po transnacionalinės mafijos su komunistiniais ir posthumanistiniais tikslais nykščiu. Tai yra tiksliai taip, kaip apibūdino Johnas Fitzgeraldas Kennedys. Monolitinis ir negailestingas sąmokslas, kuris visų pirma remiasi slaptomis priemonėmis savo įtakos sferą išplėsti, įsiskverbimu, o ne invazija, perversmo vietoj rinkimų, bauginimų vietoj laisvo pasirinkimo ir partizanais naktį vietoj kariuomenės dieną. Svarbu, kad šie dalykai yra susiję.